Sveiki žygi, labas rytas, čia Lietuva jau po pietų, bet jūs šią savaitę tai yra visą praeitą savaitę, visą šią praėjusią savaitę esate Amerikoje, dabar pradėjote kelionę nuo Vašingtono, kur mačiau buvo tikrai įspūdingi ir rimti susitikimai, o dabar jūs esate Čikagoje. Tai, kaip sakant, gastrolės Amerikoje, bet ne tokias muzikinės, bet iš tiesų svarbios, kur jungiate ir susitinkate su vietiniais lietuvių bendruomenėmis, taip pat ir su Amerikos politikais, nuomonių formuotojais ir taip toliau. Tai gal papasakokit, kokie jūsų tie svarbiausi ir esminiai įspūdžiai iš jūsų vizito Amerikoje? Tiesa, pabrėšiu mūsų klausytojams, kad jūs buvote Amerikoje būtent tuo metu, kai vyko tie svarbus pareiškimai būtent Davose, Šveicarijai. Tai būtų įdomu išgirsti taip pat, kokie buvo ir atgarsiai, ir spėjimai apie tai, kas turėjo įvykti būtent Davose ir taip toliau. Ačiū tikrai, Vincentai, pas mane 5 ryto už lango mano, nepabijosiu pasakyti, mylimiausias Amerikos miestas Čikaga, kur tiesiog jauti tą lietuvybę kiekvienam kampe. O pradedant nuo Vašingtono, tai pradėjom vizitą tokioj dramatiškoje aplinkoje. Visų veidai buvo pilki, susitikom ir su mūsų ambasadorė Jovita Neliupšienė, kurie atstovauja visą Europos Sąjungą, Lenkais, ukrainiečiais. Pradžioj buvo trauras. Ta prasme, jei tai įvyks, kas gali įvykti, bus labai blogai. Įsivaizduok, pradėtume tarifų, muitų karą su Amerika, 2 didžiausios ekonomikos tarpusavį. Tai kirstų per mūsų visas kišenes, nekalbant apie visas kitas pasiekmes Ukrainai, mums patiems, JAV kariams. Bet išvažiavau iš Vašingtono staiga Trumpui atsitrauks nuo visų šių grasinimų. Pradžioj pajutome, kad jis tikrai nejudins karinės jėgos, nes visi jam pasakė ne. Politikai, kongresmenai, tauta, finansinės rinkos, galų gale aukščiausio teismo galimas sprendimas apskritai uždraudintis tokius dalykus daryti dėl muitų. O po to, matant, kaip sureagavo tos pačios finansinės rinkos ir Europos Sąjungos vienybė, ką turiu pabrėžti, netgi pasakymas, mes čia peržiūrėsim paskutinį prekybinį susitarimą, tai Trumpas atsitraukė. Tai vyko kaip tik tuo metu, kai mes išeidinėjom po labai ilgo pokalbio Baltuosiuose rūmuose, kuris nebuvo lengvas, jeigu atvirai. Ten buvo visi. Su kuom kalbėjote čia būtent? Buvo prezidento, jau Trumpo, Europos, rytų direktoriai ir viceprezidento, faktiškai abi komandos. Ir kas simboliškai, taip simboliškai ir ironiškai, mes kalbėjomės Maršalo kabinete, kur buvo paskelbtas ir pasirašytas Maršalo planas Europai, kur Amerika mūsų kūrė kaip europiečius, integravo. Ir mes turim administraciją, kuri grėsia tam. Bet žinok, kas dar labai įdomu, aš niekad to interviu nesakiau, pradėjo amerikiečiai Baltųjų rūmų direktoriai nuo tokio pusiau atsiprašymo. Direktoriai, įsivaizduok, išbėgo mūsų pasitikti, atvedė. O tai nėra paprasta, ten po tos apsaugas. Pradėjo nuo tokių žodžių, kad Europa yra mūsų gyvybinis, nacionalinis, pats giliausias iš įmanomų interesas. Mes jūs mylim, buvo žodžiai sakyti, mylim, bet, taip, kaip pasakyti, švelniau bandau sulaikyti savo liežuvį, tai yra tokia tough love. Kai kas sako, kai toks kietas mačio vyras myli moterys, kartais jai ir per veidą duoda, nereikia mūsų tokias meilės, ačiū, mūsų kažkaip civilizuoto reikėtų. Ir mes taip ir pasakėm, gerai, kad myli, bet tai, taip sakant, dirbam kartu, o nesimušam. Tai gerai, kad atsitraukta, o taip apibendrinant dar viską, kongrese, aišku, kaip visada, situacija daug geresnė negu Baltuosiuose rūmuose, kas man žiauriai patiko. Tiek Baltuosiuose, tiek kongrese, tiek valstybės departamente aiškiai pasakė, nereikalaujame jūsų atšaukti ir sumažinti sankcijas baltarusiams,
Ir tai iš karto parodo, kad mūsų ta agentūra, kuri kalba Trumpo vardu, iš tikrųjų kalba Lukašenkos ir Putino vardu Lietuvoje. Neapsigaukim, žmonės. Taip pat visi pasakė, mums šiaip pradeda nusibosti tie ruskiai, jie mus mausto, akivaizdu. Na ir jeigu, dar toliau klausimas, kada jums ta po velnių kantrybė, kuri anksčiau neplyšta, mes sankcijas gilinsim. Liūdnesni atsakymai dėl karinės pagalbos, pirkit mūsų ginklus, viskas tvarkoj, bet mes neduosime naujų ginklų. Na, bet kita vertus žinau, kad jie iš tikrųjų duos ginklus iš senesnių paketų ir savo ruožtu vis tiek teikia ginkluotę ir teikia žvalgybinį apsikeitimą, ką viena ukrainietė pastebėjo žygiai. Atsimeni tą dramą ovalinėme kabinete, kai jis susipyko Zelenskius su Trumpu, amerikiečiai išjungė apsikeitimą žvalgybinę informaciją per 30 minučių. Po 30 minučių konflikto ukrainiečių kariai tapo akli. To galime sau leisti. Tai žodžiu, nėra viskas taip gerai, bet galėjo būti baisiai dar blogiau. O atvažiavus į Čikagą visai kita nuotaika. Tik nusileidus mus pasitinka senatorius Durbinas. Pasitinka. Tai yra mohikanas, tai yra politinis vilkas šito miesto, šitos valstijos, kuriam nusiltinkinėja žmonės vos ne, žinai, ant kelių nesiklaupė, bet tikrai jį visi gerbė, myli. Ir jis atėjo pas mus dėl Ukrainos. Jisai pasakė, varikim. Truputį pertrauksiu, nes galbūt būtų smalsu mūsų ir man, ir aišku, mūsų klausytojams suprasti, kaip atrodė ta pati kelionė. Ar ne? Jūs vykote būtent į Vašingtoną su suvienytų už Ukrainą komanda. Parlamentarais, kurie priklauso būtent šiai tarp parlamentinių grupėje. Toje grupėje tarp kitko buvo ir mūsų socdemas Baranovas, buvo Fogel iš Lenkijos ir buvo Pavlo Hispan tarp kitų. Ir kai baigė tuos rimtus labai politinius susitikimus Vašingtone, būtent per parlamentinę grupę, jūs, kaip supratau, tik su Baranovu keliavote būtent į Čikagą. Ar taip supratau? Ne, mes čia atvykom 5, su mumis dar ukrainietė pirmininkė, Ivana Klimpuš, su kuria galėsite paklausyti mano pokalbį. Taip pat suomis ir švedas atvyko, naujos NATO narės, ir tai daro įspūdį. O Vašingtone aš dar buvau su mūsų senu draugu kanclerio Kolio anūku Johannes Folkman, kuris, pavyzdžiui, Baltuosiuose rūmuose, kai jau vyko tokie kai kurie dramatiškesni pokalbiai, jisai visų savo kūnų, o žinai, pas kanclerio Kolio įminį didelis, klausykit žygio. Dabar yra laikas ne Grenlandiją užsiminėti, o Ukrainą. Mes turime konsensusą sukūrę, Europą visa. Bet jeigu jūs toliau taip elgsitės, tai gali konsensusas dėl Rusijos sumažėti. Dirbkim dabar, naikinkime šitą agresorių ir mes tą galim padaryti. Tai ir kas juokingiausia, ką pasakė po to pats Folkmanas, žinokit, susitikimai, kuriuos mes gavom kaip grupė, yra beveik aukščiausio lygio ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, ir Baltijų rūmų direktoriai. Po to jis prisijungė prie nacionalinės vokiečių delegacijos, jie gavo 3 žemesnį lygį. Ką aš noriu pasakyti, kad tas veikimas kartu yra labai įspūdingas. Taigi, grįžtant prie Čikagos, ar ne, ten buvo tikrai, dėl Vašingtono, tai galima tikrai nuoširdžiai nusilenkti ir paploti, nes tikrai atrodė įspūdingi ir susitikimai ir tikrai naudinga ir ne visiems pasiekima informacija atėjo iki jūsų, kiek supratau, bet tai tada keliavote iki Čikagos ir jūs pasitiko, kaip, manau, daug kas Lietuvoje žino, lietuvių kilmės senatorius, jeigu neklystu, ar tik kongresmenas, senatorius, taip, būtent Durbinas. Taip, paskutinis su liūdėsiu, galima pasakyti, galingas, didumo tokio, kad jisgi faktiškai prezidentą Obamą padarė, galima sakyti žmogum, bet jis jį padarė politiku. Prezidentas Obama čia krepšinį Čikagoje žaidė su mūsų ir lietuvių komandom.
jis jį suformavo, aš atsimenu, demokratų konvencijoje rinkiminiai Obamos buvo, jis jį pristatė, jis laikomas kaip Obamos krikštatėviu. Mylim ar nemylim Obama, čia yra visai kitas klausimas, bet tai, kad lietuvis tokią įtaką turėjo ir jis buvo visos demokratų partijos, tas vadinamasis whip, jisai darė balsavimą, jis buvo įtakingiausias, jis man padėjo įspręsti daugybę klausimų, pavyzdžiui, Obamos laikais mes vis dėlto prisitraukėm prezidentą į savo pusę, atplėšę tranzitą iš Rygos į Klaipėdą. Per Klaipėdą važiavo visos prekės į Afganistaną. Jisai pasikvietė generolus iš Ilinojus ir tiesiog pasakė prie mūsų akių: matot, ambasadorius, jis lietuvis, aš lietuvis, viskas, darot viską, kad per Klaipėdą varytų kroviniai. Tai buvo taip įspūdinga amerikoniškos politikos pamoka, bet grįžtant prie Ilinojaus, na kaip, nelengva Čikagai dabar, kuri, taip sakant, turi savo įtampus su federalinė valdžia, bet aš ne apie tai, aš atvažiavau ne dėl to, kad stoti vieną ar kitą politinę pusę. Aš susitikau vakar, pavyzdžiui, su visa grėtinėlė Lenkų galingos bendruomenės, nuo 10 iki 15 milijonų amerikiečių Lenkų kilmės. Kai jie pradėjo vardinti savo organizacijas, kurie atstovauja, nuo teatrų iki muziejų, aš supratau, kad mes neturime tokio gilio ir dydžio organizacijų. Ir Frank Špūla, kuris 20 metų vadovavo kongresui Lenkų, pasakė: ačiū, kad atkreipė dėmesį, nes jeigu atvirai, žinai, amerikiečiai tie atviri žmonės, aš net iki tos invazijos net nemačiau, kad aplink mane gyvena ukrainiečiai. Žinau, kad lietuviai gyvena, nemačiau aš ten jų organizacijų. Ačiū, kad atkreipė dėmesį, užteks valgyti čia to savo pirogį, taip sakant. Susikoncentruojam, nes jeigu žus šitie mūsų seniai istoriniai broliai ir seserys, tai gali tekti kovoti mums, Lenkams ir lietuviams iš naujo. Tai visos galingos Lenkų organizacijos, visos galingos žydų organizacijos, o patikėk, įtaka jų yra milžiniška Amerikoje. Šiandien dar susitiksime su lietuvių organizacijom, po to įsime Ukrainian Village, ukrainiečių kaimą. Taip, čia yra šiaip garsus dalykas Čikagui, niekur kitur pasaulyje tokio fenomeno nėra, kaip daug kur būna Chinatown ir panašiai, Čikagui yra tas garsusis UK Village. Tu žinok, jeigu atvirai, aš jame nebuvau, tai aš dar labai noriu nueiti, bet ką Lenkas pasakė? Lenkų lygių nėra, net ir mūsų bendruomenė su visa pagarba. Ukrainiečiai ir mes visi turim susivienyti. Ukrainiečiai iki šiol yra įsisklaidę daugybę ten organizacijėlių ir tiesą pasakius ir man atrodo, kad Čikaga lietuviška pasikeitė. Mano laikais aš aiškiai žinojau, kas yra bosas lietuvių bendruomenės, aš jam skambinu, mes sutarėm ir visa kariuomenė dirba Lietuvai. Dabar yra daugybė organizacijų, kai kurios, aš taip jau provokuoju šiek tiek jau, kas mus girdė iš Amerikos lietuvių, kai kurios net pyksta, kai kokį ukrainietišką vėliavą iškėlė prie Lemonto ar kitur. Yra ir tokių kremlinių paveiktų žmonių. Tai Lenkas pasakė: viskas, baigiam šitos dalykus, vienytis, vienas tikslas, Ukrainos pergalė, negali Trumpas būti neutralus tarp agresoriaus ir aukos. Amerika turi ginti auką, negali padėti agresoriui stiprėti, nes kai padės rusams stiprėti, mes žinom, kad gali įvykti su mumis visais. Mes turim Ameriką pristraukti mūsų pusę ir jūs su ambasadoriu atverti Ukrainai duris į NATO. Kas per nesąmonė? Buvo geras klausimas senatoriui Durbinui. O jūs suprantat, ką reiškia tos dvišalės saugumo Amerikos garantijos, kurios panašios į 5 straipsnį? Jis taip atsisuko: ne. Ir viskas, tai žodžiu, nėra nieko, kas be NATO gali apsaugoti. Dar vienas Budapešto memorandumas. Tai reikia neit, kaip ir Ivana podcast'e paminės, negali būti pusiau taip sakant, nėščias. Tu arba nėščias, arba nenėščias, arba tu NATO, arba ne NATO. Negali būti dalinių narysčių. Tai ir dėl to Amerika, Amerikos lietuviai, Amerikos ukrainiečiai, Amerikos lenkai, Amerikos žydai, sustikom ir su Kubos, lotynų atstovais. Turime kovoti. Čia yra už mūsų ir jūsų laisvę. Tai
dėl to atvažiavau į Čikagą ir jaučiu tą paramą bendruomenių, reikia juos pakelt naujam žygiui už Ukrainą, nes su visa pagarba amerikiečiam jie nėra taip užsienio politiką orientuoti. Jie yra vidaus politiką orientuoti. Kai jų piliečiai sukils už Ukrainą, nebus ką daryti politikams. Ir aš užbaigsiu tokiu mane šokiravusiu dalyku. Mes buvom komunizmo aukų muziejuje, su kuriais sutarėm, kad kovosim už tas pavergtas tautas. Ir jie pasakė, Žygį, atkreip dėmesį, Amerikos vidurinėse mokyklose, čia jos kitaip šiek tiek vadinasi, toj pagrindiniai programui išimta istorija ir geografija. Įsivaizduok, amerikiečiai nežino istorijos, kiek rusai, komunistai ir kiniečiai nužudė tautų, kuo skiriasi rusas nuo lietuvių ir lenkų, tai tada aš nesistebiu, kad užvarius kokios propagandos, ten tokia lunatikė, aš vadinu kongresmenė iš Floridos, jinai kliedi tokius niekus, jinai įsivaizduok į American National Prayer Breakfast, maldos pusryčius veža Rados deputatus, kurie yra sankcijų sąraše, reikalauja, kad tuos nusikaltėlius čia Vašingtone papenėtų ir dar su jais pasimelstų, nes jai išsukti smegenys ir nesupranta nei geografijos, nei istorijos. Tai turim tos istorinės tautos, turi padirbėti. Ir ypač Čikaga, turi tą Vašingtoną biškį supurtyti. Atsibuskit. Tai jūs labai gerai palietėt ir aš dar sykį pabrėšiu, kad vienintelis būdas, kaip mes, ar šiaip efektyviausias būdas, kaip mes galime iš tiesų įtakoti tai, kas vyksta Amerikoje, kokie sprendimai yra priimami, tai ir būtent per bendruomenės. Kodėl per bendruomenės? Nes tiesą pasakius, tai išimtinė tvarka, ypač lietuvių bendruomeniai, mūsų lietuvių bendruomenės atstovai didžiąją dalimi turi būtent tą dvigubą pilietybę. Tai reiškia, kad jie ir turi tą balso teisę Amerikos rinkimuose ir tai reiškia, kad jų iš tiesų turi bent kažkiek klausyti jų atstovai ir senate, ir kongrese, ir galų gale jie irgi renka Amerikos prezidentus. Tad yra labai geras žingsnis iš jūsų pusės, kad jūs iniciatyvinį žingsnį priėmėt, kad ėjot su jais kalbėtis ir labai viliuosi, kad mums pavyks suvienyti vėlgi tą susiskaldžiusią bendruomenę ir per mūsų draugus Lenkijoje ir Ukrainoje, kad mes suvienysim šias bendruomenės būtent už tą bendrą tikslą, už laisvą ir demokratinę Ukrainą ir galų gale už laisvą stiprią Lietuvą ir Lenkiją. Viena mintis, apjungiant viską, ką pasakėm ir užbaigiant šitą temą. Durbino pasitraukimas iš kongreso yra milžiniškas iššūkis mūsų naujai išeivijai, naujiems lietuviams Amerikos čia. Tada jūs tapsite Durbinais. Atsiminkite. Tu, Vincentai, taip sakant, dar palauktų, dar net nebuvai gimęs. Sausio 13 įvykiai. Mes kraujyje, smėlio maišai. Kas atvežė kongreso pirmą delegaciją į Seimą, kai dar žmonės apsiginklavę buvo? Durbinas, lietuvis, atkreipė visą dėmesį, atvarė ir po to grįžo prieš Bušo tėvą ir beveik ant jo šaukė, ką tu darai? Žmonės žūsta po tankais. Ta prasme, viskas, nebebėra Durbino, nebebus jo kitam kongrese. Tai mėly lietuviai, eikit po velnių į politiką, tapkit naujais Durbinais arba naujais Šimkais. Jonas Šimkus, jo irgi nebėra. Nei demokratuose turim, nei respublikonų. Mes nebeturim savo žmonių kongrese. Eikit į tą politiką, kovokit, nes kitaip mums, kaip tu sakai, tik jūs galite išgelbėti, jūs galite sujungti tą Ameriką. Nei jūs, nei aš niekada neturėsim Amerikos pilietybės, bet mūsų bendruomenė ir jos nariai dažnu atveju ją turi, tai reikia. Aš jums palinkėčiau prisiminti, kad su pilietybė ir Lietuvos ateina ne tik ir privilegija, bet pareiga ginti, prisidėti ir savo darbais padėti Lietuvai ir mūsų kraštui. Tad ta nata, padėkosiu Jums už į pokalbį, netrukus pokalbis su Radek Fogel ir iš Ukrainos jūsų draugė Urko pirmininkė, jeigu neklystu. Jinai yra Europos reikalų, o Radekas Urko, užsienio reikalų komiteto pavaduotojas. Faktiškai, tegu dabar pasako savo žodį Liublino trikampis. Ukrainiečiai ir Lenkai, pažiūrėsime, ar mes čia buvom teisūs su tavim
diagnozuodami būklę Amerikoje. Liuks. Gerai, ačiū Jums labai žygį, pailsėkite ir sėkmės. Iki Sudie. sudie. Okay, Radek, we are closing our part of the visit in DC. You know, what are your impressions? You are the biggest of Central Europeans here. We will later go to Chicago to see also Polish troops there. What do you think? Well, still we are in here together. We had a couple of interesting meetings, interesting conversations, and my impression is that many of our interlocutors were trying to ease up our concerns. They were trying to communicate clearly that they still believe in the shared values, they still believe in the alliances, even if they are doing some things differently right now. Other important thing that we've heard, in my opinion, is that the US is communicating quite openly right now that they are occupied elsewhere, and they are expecting Europe to take more and more responsibility. It's not a new thing, but I think many in Europe has been avoiding hearing this message. Now it's impossible to avoid that. What do you think about Ukraine? Can they make another step, you know, pushing Russians to kind of real peace deal, not kind of peace deal on Russian terms? I think if not now, then when? I think the window of opportunity is still open. We don't know how much longer it will stay open. And you said pushing Russia, and I think you are absolutely right. Russia has to be pushed. Russia has to be forced to the negotiating table, and if it's not gonna happen, they won't sign anything, because anything that would be reasonable, that would secure Ukraine's and Europe's safety, inevitably has to be hard to swallow for Russia. Otherwise, it's unacceptable by Europeans. So, and we of all people, we in Poland, in Lithuania, in our part of world, we know that Russia only bows before strength. They can only be persuaded by power and assertiveness. No, not by nice talks and money, for instance, like we tried it before and we failed. So we need to be hard on Russia, and they are losing everywhere. They are losing in Ukraine. They are losing in Venezuela. We just need to keep pushing them, and I really hope that this message that we've been conveying to many of our interlocutors here in Washington, D.C. will have an effect. Thank you, Radek. Thank you for making this trip together. It was not the first, and I think it's not the last. Washington is important in final victory over our, as you said, historic enemy. We have a chance to defeat. Yes, Thank that's true. Thank you very much. Radek, okay. Ivana, another trip, flying from Washington to Chicago, 2 days in Washington. How do you see it after 1 year of drama in White House with your president? Is it better today? Bumpy, but going to the right direction or not? How do you feel? Well, I see it as pretty bumpy. I see it as pretty challenging, and I see it as one requiring a lot of additional effort if we want to ensure that we are getting somewhere that leads us to really sustainable and lasting peace. Nevertheless, there are, stakeholders, there are forces in the United States, in DC, for that matter, that are interested in making sure that Russia is defeated strategically. Nevertheless, it still has to kind of
route with the current administration. And I think that that is our common task since we do understand that Russia presents a threat, a challenge, poses a real threat not only to Europe, but actually also to the national interest of the United States, to get our colleagues on the same wavelength and to ensure that we are, working on the same kind of front line. We are not there yet in that full capacity as we could be and should be, I think. Do you see some differences? We had many meetings in Congress and then White House administration, or they are more of the Congress maybe doesn't actually matter in this case. What do you think? It's just Zelensky and Trump? Well, The it leaders- seems that the decision making is really very much right now concentrated on the top of the American administration, with a few people around President Trump, formulating, preparing the decision, but him taking the final decision. So Congress people could actually, from my perspective, do much more. And that's why we, in our meetings together with you, we have concentrated on raising the issue of the different type of sanction bills that are registered, that are possible to pass, that would, talking in American terms, would provide a stick, not only carrot to Russian regime. I don't think that Russian regime has to be offered a carrot as such, but the stick is definitely something that they understand as a language of power and impact on their decisions. So, but we have, even though there is a process, we've heard, right, to actually push through one of those bills, but at the same time, I don't think that we have finalized decision, even though we've heard that it's green lighted and that from the Trump administration, and that possibility is there for the sanction law to be one of the sanction laws to be passed. So there's a lot of work to do also on the Hill, but we also understand that it's already, even though it's autumn when the midterms electoral period will be taking place, but we also understand that this buzz of preparation already for the electoral cycle is there as well. But we also heard in many meetings that Americans start to understand that Putin is simply dragging the feet. It's not peace process. He needs time to kill more Ukrainians. He needs. He needs, he needs Americans to be involved more, not to introduce those sanctions. So if Trump understands it in 26, another month, another half of the year, maybe we will be able to convince him that Putin and Lukashenko's and guys, they're just fooling him, and maybe he might be closer to Ukrainian side. Because I hate Trump playing this neutral game between aggressor and victim. What do you think? All of us do believe that that should have been already clear long ago, because we see how Putin is really deceiving the United States, President Trump, and one would think that this is already clear. So I don't know what kind of additional arguments are needed in order for President of the United States to feel that he's betrayed by his counterpart, as he sees Mr. Putin. So therefore, I'm not ruling out such a possibility. That would be very useful for our common cause. Nevertheless, we cannot count on that. I think we also, one of the takeaways from this trip is that we, in Europe, we have to really remobilize ourselves. We should not wait that somehow this will fade away and that this problem will fade away and somehow will be sorted out. Definitely, we have to continue engaging with the United States and try to present all the arguments and facts how Russia is playing the United States right now. But I think it also does require a lot of additional muscle on the European continent that would actually also possibly change the American view.
And moreover, I think one of the things that we also have figured that in many meetings, some our American colleagues do understand that Russia is much weaker than it pretends to be, and that it's not actually winning as it tries to present it to the whole world, and also here in the United States. But at the same time, that it still has to be kind of taken as an action plan to ensure that that we expose this weakness of Russia and actually build on that weakness to ensure that it is really getting to a strategic defeat. And last point on which we are united with you, and we've been expressing it clearly in the meetings, we do not believe in kind of partial security guarantees, individual kind of type of Article 5 security guarantees, because we believe in NATO as well as those partial membership in EU that is kind of being proposed. I don't even understand what that does actually mean. You deserve full first-class treatment at the table because actually you suffered so much for it. The Russians are trying to push you to some kind of second or third-class memberships. That is kind of strange for me. There is a very naturalistic analogy. One cannot be partially pregnant. Okay? And I think that that's exactly with regard to any of those partial memberships, partial guarantees that, like Article 5 security guarantees and so on. I really think that everything has to be, with regard to EU membership, has to be merit-based, but I hope that the EU is going to put additional resources and effort to help us transform as soon as possible in order for us to be a compatible and strong member of the EU and a successful member of the EU. But with regard to security guarantees, well, if it's not anything like a treaty that is ratified by the Senate on the bilateral basis with the United States, then it's just another letter of intent or another Budapest memorandum that doesn't, it isn't worth the paper that it is written on. Thank you, Ivana, so much. Okay, Thank you. I agree with you.